Nu tai ką, pradėsiu naują dieną. Visumoj pradėsiu daug anksčiau, negu pradėdavau anksčiau dirbti. Dabar yra apie 1 valanda. Dirbsiu su didesnėm pertraukom, tikrai iš tiesai nedirbsiu ir dirbsiu per vakarą. Daugiausia nuo 8 iki 12:01 valandos. Pažiūrėsim, kiek šiandien išeis uždirbti. Labai tikiuosi, kad uždirbsiu bent jau 50 eurų. Dar neatskaičius nieko. Mano toks yra tikslas šiandien, o kaip seksis, bus matyt. Nes praeitą kartą tai buvo visiškai tragiška, nesąmonė, neadekvatu. Tai laukiat rezultatų, kas kartą pranešiu. Man atrodo, prieš mane susimokė Bolt programėlė ir neduoda užsakymų. Ir vėl šiandien valandą be užsakymų, žiūrėsiu, kas toliau. Nesąmonė. Tikra nesąmonė. Aš nežinau, čia gal streikuoja prieš mane, kad nedirbčiau, čia kas yra. Tai jo, laukiu ir žiūrėsiu, ar sulauksiu. Tikiuosi pajudės. Nes jeigu taip ir toliau, tai čia sėdėjimas be reikalo išeina pas mane mieste. Nors iš tikrųjų, kad taip prastai būtų, tai tikrai nėra buvę. Arba čia mūsų labai daug padaugėjo ir visiems neužtenka užsakymų, arba čia dar kažkoks pervelnės vyksta. Bet tikriausiai mūsų yra per daug ir mažai kas važinėja. Tai nežinau čia kaip bus. Lauksim ir žiūrėsim. Pažiūrėjau, kiek pas mus laisvų boltų. Dabar per bolto per programėlę. Tai be proto daug. Kai ant tokio mažo miesto dėl tų užsakymų negaunu, bet vieną gavau užsakymą per 1,5 valandą, tai jau bent jau šis bei tas. Kol nepamiršau, papasakosiu istoriją. Kaip tik priešais mane sugedo mašina, kokį ten 20 metrų. Nuo manęs gal net mažiau. Diržas nutrūko ir boltą išsikvietė. Tai va toks užsakymas priešais mane. Šiandien buvo, tai čia jau antras užsakymas per nežinau kiek čia, porą valandų. Dar pridėsiu prie to pačio, dėl ko sugedo, nutrūko diržas, tai prie pat kavinės. Joje valgė ir sako, kibą per daug privalgėm, kad nutrūko. Tai nepavežė mašina, tai jo, gaila iš kitos pusės. Bet yra kaip yra. Bent jau už tai užsakymą gavau. Man įdomu, ar jūs vežate žmonės, pavyzdžiui, galite vežti 4, o siūlosi 5 žmonės vežti. Ar jūs taip darot, ar nedarot, ar griežtai kažkaip, ar tiesiog, kad susitalpina ir vienodai šviečia ir vežat. Kaip jūs ties tuom? Darau pertrauką. Vakare vėl jungsiuos, nes dabar yra po 5 šiek tiek. Jungsiuos po geros valandos, einu pavalgyti. Visumai kaip sekasi, tai nei šis, nei tas, nėra daug užsakymų. Bet 1-2 eurą padariau. Žiūrėsiu kaip vakare. Tikiuosi, kad bus geriau. Įvykis. Už manęs pagavo girtą vairuotoją. Jau valandą jis čia stovi, nudembinėjęs jaučiu mašiną, nes aukštos promilės. Yra žmonėm, kuriem nepasiseka. Jau pasipylė užsakymą iš tikrųjų, tai statistiką vėliau pateiksiu. Policija ten, kur buvo kažkas, tai tikriausiai buvo girtas vairuotojas ir pagavo, nes truputėlį agresyvus ant galo uždarė į mašiną ir išvežė, ir automobilį kartu paėmė ir išvežė. Paskui pirmą kartą istorijoje taip, kad nuvežiau keleivį ir iš tos pačios vietos paėmiau kitą keleivį, tai dar nėra tai buvę. Nereikėjo važiuoti kažkokio atstumo, tai va tokios naujienos iš manęs pakol kas. Pasigyriau, kad krenta užsakymai, tai jau nebekrenta. Čia vienu momentu pradėjo krest ir viskas. Nereikia girtis ir tada bus užsakymų. O šiaip nemažai mieste žmonių, tai kiek supratau vaikam atostogos, jo su įvykiais. Prieš tai policija prie parduotuvės, o dabar aš prie policijos paliko tašę. Reikia atiduoti, nes susisiekė su klientė, tai su visais daiktais laukiu. Sekantį dieną tik dabar įrašinėsiu, kaip sekėsi man viskas. Piniginę grąžinau tą visą rankinuką. Po valandos policija mane pasigavo mieste visiškai netikėtai, sakė, kad jau ir grąžino. Grąžino tai moteriškiai. Liko labai patenkinta. Lygtais iš tos istorijos daugiau, paskui netikėtai stovėjau vienoje vietoje ir priėjo paklausė, ar čia taksistas.
Sakiau, ne, dirbu Bolte, o vėliau pasirodo, jos buvo išsikvietusios taksistą, tai tą taksi atšaukė ir atsisėdo pas mane į mašiną, nes mašina buvo gražesnė, juokėsi. Tai atsisėdo, tai dar su jom truputėlį pakalbėjau, nuvežiau, kur reikėjo ir paliko 10 eurų. Už 20, man atrodo, minučių, tai va grubiai, tai nuvarėm, dar pavalgiau į degalinę. Labai mandagios moteriškės buvo, tai labai faina. Visumoj ataskaitą aš jums parodysiu, matysite, pradirbta apie 11 valandų, uždirbta 100 eurų grubiai. Čia jau atskaičius Bolto mokestį. Prasidėjo užsakymai nuo 7 ir 8 valandų daugiausia, o iki to laiko pabandžiau įsijungti, tai nebuvo didelio užsakymo kiekio. Visumoj sekės neblogai, kaip pas mus mieste, tai tikrai neblogai, tai džiaugiuosi. Nu ir ką, žiūrėsim kaip sekančias dienas, ar kiti kaip seksis mano, išvažinėjimą į miestą. Galbūt ir šiandien dar dirbsiu, kai filmuoju paskui užbaigimą šio vaizdo įrašo, bus matyt. Tai tokios naujienos.